Labas rytas visiems. Šiandien gegužės 30 dieną. Jūs nepatikėsit, kaip šalta 6 laipsniai. 6 laipsniai. Greitai dedamės diržą. Į kur aš jį pasidėjau pirmiausia. Į kažką apsirengiam. Nei vieno žvejo nėra. Nei vieno. Čia aš toks norėjau pasakyti. Nu, reiktų pasakyti iš tikrųjų. O, Jėzus, o, Jėzus. Ot, gerai. Nu, nusiau žuvies nebus. Gerai, kamerą vėliau dabar apsirengiam, nes greit nebus pačia filmuotoja. Kažkokia nesąmonė. Bet taip šalt, žinokit, nebuvo. Jūs neįsivaizduojat. Parodysiu tvenkinuką. Kažkiek jau matytas, ko gero, ne vieną kartą. Tvenkinys. Sujeinių tvenkinys. Aš net nežinau, o čia pradėta, nepradėta, gal čia jau reikia pabaigti. Kaip jūs galvojate? Nu, ne vieną žveją, savaitgalį, šeštadienis, aš taip nesu matęs. Aš galvau, kad čia kiek tų valandų mes turim. Po 6:10. Gegutę girdžiu, kišenės tuščias. Nieka nauja. Gerai, ne apie gegutę. Nu, atvažiavam, tai reikia ruoštis. Įmam įrankis. Pabandysim kažką iškrapštyti. Kaip mums seksis, pamatysit, jeigu bus ką parodyti. Bet įžanga tai nieko gera nežadanti. Net sunku kalbėti, kaip šalta. Nu, bet mes vikingai. Ale. Čia mūsų taip ir pigiai nepaimsi. Žodžiu, greitai įmam 2 meškeriokės. Na, aš nebežinau, ką jį pasakyti. Kas mūsų toliau lauks? Arba nelauks nieks. Teisingiau, kas toliau bus, sunku kažką prognozuoti. Nu ir visas pasirašims. Prisisegam kamerų. tą lauk, tą barkštį. Laikais. Viskas. Ir kaip sako, čia reikia prie bambasus visas pasidaryti. Puodelį čyčia arbatos. Viskas. Taip, raktus turim. Daugiau mums nieko nereiks. Reikia žieminės kepurės, va taip faktas. Samtelis yra. Tas yra, to nėra, jį gal neprireik. Ai. Tai mes imsim ragelį, da į kišenę. Gal kas skambins. Užregistruosim. Viskas. Žiūrėsim, kaip mums šiandien seksis. Jeigu teisybę pasakęs, net nesinori. Bet reikia.
Einam bandyti, einam bandyti. Nebandysiu, neturėsiu. Ne, nu mane stebint kamerą. Čia gal aš kažko nežinau, ką žino visi. Gal rimtai aš kažko nežinau. Nu, aš taip nesu matęs, kad nebūtų žvejų. Nu, ir aš esu. Taip, įsijungiam dar vieną daiktą. Susitvarkom viską, nes nebus laiks tvarkytis, kai jau turėsim kažką kadre. Aš čia gerai, ne? Optimistiškų natų turiu daug aš. Taip, susitvarkom čia pirmiausia, toks, bam, bam, bam. Kaip mes, aha, taip, čia gerai, čia gerai. Taip, o taip. Mhm. Nu. Taip. Bandom? Ne, nebandom. Gal pirma karštos arbatos, a taip. Jokios konkurencijos. Ale ne, viens matau tupi. Viens tupi. Oi ne, da, viens matau tupi. Da matau toli automobilį. Yra čia tų tupikų. Tupikas. Tuoj mes kažką ištupėsim. Jeigu pirmų metimų pagaunam, iškart kitaip. Iškart. Mhm. Jūs nepatikėsit, kokie bajeriai čia. Nu, čia pirmą kartą, tai dabar reikia tai padaryti. Mano vieną kamerą paėmė, sakė, gal aš nefilmuosiu. Arba tu turi ateiti, pasitvirtinti, čia kodas kažkokias. Nu, ne, filmuoju čia, aš čia blūdiju. Viskas čia gerai. Viskas. Prasideda žvejyba. Gaudysim neilgai, bet sėkmingai. Aš taip galvoju. Visada taip galvoju. Turbūt kažkoks tai tikslas. Ir reikia siekti jį įgyvendinti. Nu, iš karto kvartirans pas mane atsirado. Dviejose skylėse, suprantat apie ką aš. Ne va, jisai jau išlindo irgi pažiūrėti, kaip čia man sekas. Nu, žinokit.
kaip sakant, nešalta, gaivu. Gaivu. Nu, diena turėtų būti normaliai viskas. Bet aš čia galvoju, važiuosiu čia. Nebus kur automobilę pasistatyti, valčiai, visi bairiai. Čia nieko panašaus. Čia kažko aš gal nežinau, gal kažkur yra geriau negu čia. Nes pasirinkimai aš turėjau kažkur kitur nuvykti. Nežinau, kaip jums toks formatas. Iš toli, visą laiką buvo tik tais darbščios rankelės matos. Jos įsijungs, jeigu bus ką parodyti. Ką čia rodyti? Reikia savi parodyti biškį. Truputį atsiprašau kalbininkų. Neteisingai panaudojau žodį. Ypatingai man patinka kaip radijo laidų vedėjai arba netgi televizijos laidų vedėjai naudoja žodį žiauriai. Šiaip daugelis jį naudoja. Suprantat, kad žodis žiauriai tink tik tais gal vienu atveju. Keliais ten. Žiauriai skanu, sako. Kokį valgiau patiekalą, žiauriai skanu. Žiauriai graži. Galite įsivaizduoti. Girdit, ką aš dabar sakau? Va žiauriai šalt. Ko gero labiausiai tinka šį rytą. Va taip. Viskas svarbiausia, praimtas visas toks jų dialogas. Niekam neužkliūn, bet man va užkliūn, pavyzdžiui, man ausį taip prie. O, mažytai. Čia greitai mes turim susisukti. Aš kažką pamačiau įdomaus. Net nėra laiko čia, davai, tik. Žiūrėkit, kas bus, jeigu aš nepavėluosiu. O, subinė garužuota. Dai, taip būn. Ko tu dabar čia nepatenkit? Kad tavi ne pirmą paiminu, rimtai, kas čia daro šiandien? Taip. Gerai. Kokį turim rytą, tokia bus žvejyba, aš manau. Į vėzdą atsisuk. Nesuprant, aš pažiūrėjau prognozę. Šiaurės vakarų. Galvoju, visai nėra blogai. Čia šiaurės rytų. Šiaurės rytų. Vakarai ten. Rytai. O, čia, pernai teatrą, čia, kur aš čia užsišnekėjau, čia reikia mesti. Mesti gaudyti. Skęsk, bitute pilkoji, iš kur žuvį nešioji. Matėt, kad nors bitę žuvį nešančią? Būn tokias didelės bitės. Gerai, čia bajeris toks, nevykęs. Nelinksma mūsų kaime. Aš galvoju, kad čia šiandien tikrai nieko gero nebus. Reiktų kažkur pasimt plūdelę, rast kokią nuošalę vietelę, kur nėra vėjo, bandyti taip, o ne čia ką aš dabar darau. Aš galvoju, čia tai pasimonysiu aš valandą ir mes važiuosim į kitą vietą su kitais įrankiais. Labai nebuvo nuotaikos, iš tikrųjų turėjau pasimti valtį, kaip kalbėjau kažkuriam švydė, ir plauktų karosų gelbėt, bet tai, kad čia tų gelbėtojų nei viena nėra.
tokių rimtų. Čia tų, kur krūmuose meštai yra visą laiką. Pasakys, žaidiniai žvejus. Aš čiagi bajeris, nu. Aš galvoju, rimti ribokai, kur susijęt, parą laiką, viso, degtinės tos nukrauts, visi gatavi už kelių valandų. Sliekai išspardyti. Ateini paklaus, kas kim. Jokių atsakymų, nes jau nebekvepuoju visi. Va tie tokie ribokai, aš skaitau rimti. Nes jie žino, kada prisigerti, kiek laiko yra išsiblaivinami, dar žuvį reikia pagauti, ne taip savo atvažiavo, pagerti galėjo namuose. Jie dažniausiai sugaudo. Buvo laikų, kažkada visiems musiau, nu ne, musiau iškerpam, tikriausiai, bet gal yra kas negirdės to žodžio. Musiau šiandien nekeps. Nu, į kas čia taip davęs paviršiui? Aišku, čia yra tokių žuvų kaip raudenį irgi mėgs paviršiui palaikyti mailę. Supratau, ošiumiais. Gerai, mes pasimsim biškį didesnę kalibrą. Meškeriočią. Ir kažką tokią. Gal tokią kažką pasiūlyt savaitgalio akciją. O! Ukrainos garbiai uždėsim tokį va. Čpok, spalvelę. Masalų pasiėmiau nedaug, nes aš pats būsiu čia neilgai. Tikrai čia visko man užteks. O jeigu da keps kaip dabar va tas paskutinės 5 minutės, nu tai čia dar per daug viską. Nu, leidžiam nuskęsti, čia yra gilumos. Man labai das kalba, tai niekaip neatsigaunu, jeigu šalta iš vis. Čia saulei patekant tikrai nėra linksma. Nu, davai žuvis. O, turim. A, jūs jaučiat. Iš pirmo atmetimo, nu. Nežinau ką. Opa. Nežinau. Starkis. Nu, starkis, nu. Kodėl jie taip daro dabar? Kodėl tie starkiai kimp tada, kai jų negalim gauti? Nu, tu pabandyk pagauti, kai ateis laiks, rytoj. Šūdą tu pagausi tą starkį. Lauk. Greitai mes tai atsikabinam. Tu eik namo. Starkiuks nedidelis. Jis labai gudrus, jie žino, kad jam nieko nepadarysi. Aš turiu ką nors čia tokia, kad išsižiotų man plačiau. Oi, tave. Ateikit čia, kas nors mane pagalba. Nu, kaip nors su tuo įrankiu, nes mes visai nepasiruošę. Tai čia suka. Nu, čia viskas gražiai. Biški. O, viso. Atiduok mano gumą. O. Oi. Nu. Starkelis. Nu, gražus, yra labai gražus žuvis. Eik. Žinai, ką mes dar susitarėm su tavim? Oi, kad tu
Kad tu taip už, kiek čia tų dienų, už savaitės, su seneliais. Čia netoli pasitrinsi, gerai? Apgauk senelės, sakykai. Paragauk gumelės. Viso gero. Nu, galiu važiuoti namo iš tikrųjų. Nes, kaip ten sakė, jeigu pirmų metimų žuvis, nu, ne pirmų iš tikrųjų, bet pakeitus masalą, Ukrainos spalvą, Ukrainos garbiai, šlovėjau Ukrainą, jeigu ką, aš nepalaikau Putino politikos. Tęsikim mintį, reiškia, reikia važiuoti namo. Išsipainė, čia reikia viską. Nu ką. Darom dar vieną metimą. Darom. Kogi ne. Pakartosim rekordą. Buvo iš 3 metimų 2 starkiai kažkada. Irgi, kai negalim jų gaudyti. Man prirašė komentarų žmonės. Oi, tu čia prisibazarinai, čia tu pats sakai važiuosi, gaudysi. Nu, aš pasakiau, važiuosiu, bet aš net nevažiavau, vienas dalykas. O antras dalykas, ašgi negaliu tai žuvį uždrausti, užkipti. Nu, nėra tokia masala, kad kipti, tik tais tas, nu, nebent tu plytą ten pasikabinsi, tai tada tikrai užkips nieks. O jeigu jie jau užkim, tai ką? Sako, nuo lizdų, žuvį, surenki. Jie senai jau išsišykė tie starkiai. Seniausiai. Nu, aišku, jie sauga ikrus, aš viską suprantu, hebra. Viską. Tai ką man dabar eiti ten, kur nėra jų? Arba važiuoti ten, kur nėra išvis žuvies. Ir pafilmuoti. Bus jums įdomiau, aš galiu padaryti. Pažiūrėsim, kiek tu peržiūrų turėsi. Taigi, blema, čia viskas dėl jūsų iš tikrųjų. Va tai va. Žodžiu, visiems gers nebūsi. Aš į komentarus nereaguoju realiai. Reiks iš vis išjungti, čia nieks nekomentuotų. Nieką. Nekirštysim, neištari. Davęs kai kurių žodžių negaliu ištarti. Žodžiu. Tauta, kad nesusipriešintų, nes vieni ten už, kiti prieš. Labiausiai tai tie prieš, kas galvoja čia, žinai, toj barakušos čia parodysiu, viską parodysiu, kur čia galim prigaudyti. Negalvokit, kad čia taip paprasta atvažiuoti, prigaudyti, čia blemba ne maksima, kurio irgi ne visą laiką būna. Tai būtų viskas kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, tai čia to žuvies gal nebeliktų. Na gerai. Padarom taip dabar. Uždėkim. Čia tokia biedna dėžutę pasiėmiau, nes aš nesirašiau gaudyti. Visiškai. Va šitą, va, tą, tik čia. Jau čia matos kovinių randų turėjus. Aš noriu lydekos, labai norėčiau lydekos į kadrą. Man būtų labai jie nesunku pagauti nuvažiavus į vieną vietą nuo Sujainių 12 kilometrų. Ko gera, visi žinot apie ką kalbu. Ten labai greitai. Aš galvoju, ten gal ir pabūsiu. Ten gali atvažiuoti, sutapkikės. Diena bus šilta. Pasiėmė vieną kotelį, 2 gumas į kišenės. Ir viskas, ir neapsikrauna. Žolytė nupjauta. Visi many pavalgyt, nei pavalgiai. Visi many dar kažko pavalgęs, nei irgi visas ten procedūras, žodžiu. Viskas sutvarkyta, viskas žmogui. Aišku, už viską teks susimokėti, kaip kitaip.
Gerai, vieną metimuką padarysim į gilumą. Į gilumą tenai, ten toli. Va. Duosim paskesti. Nu, aš jau biškį patenkinęs. Reikėtų baigti laidą, tokia va trumpa. Niekas čia montuoti net nereikėtų, viskas tiesioginėme etery buvo. Aš tikiuosi, kad įsirašė. O jeigu neįsirašė, niekas čia tokia. Nereikia čia to žuvies primušti. Reikia. Į kadrą. Kaip čia dabar yra? Smagu, kaip pagauni. Smagu. Taip. Bet taip tuščias pakrantės. Tokias tuščias. Gerai. Gal metė visi žuvams. Arba toks variantas, kad tipo anksti dar. Yra ir tokių minčių, kad kol vanduo nesušil, nėra čia ką veikti. Patikėkit, veikti čia yra ką. Klausimus dėl naudos duos tą veiklą. Na, man pasirodė, kad teisingiau man pasitaikė, kad naudos šiek tiek aš jau turiu. Labai greitai. Iš tikrųjų dabar galvoju, koks aš negudras, kad aš neprisėjau savo pagrindinės dėžės su masalais. Čia galėjom padaryti tokių špausų. Nu, aš turiu galvoje apie lydekus. Lydekai tai reikia tokias biškį rimtesnės gumikės. Aš čia nevardinsiu masalų pavadinimų. Jokių čia reklamų. Guma yra guma. Ne kitaip. Juokauju. Skirtumai yra dideli tarp gamintojų, nes masalo darbas, aš taip galvoju, šiek tiek palengvinta žuvį suvilioti, negu ten traukt kaip pagalį nors kartais. Viskas čia. Toj srity užleisiu vietą kitiem pakomentuoti, yra gerbiami visokie barzdonai, pavardę užmiršau, Paulius likti. Maladėc. Spinninga specialis tikrai remt. Nu, šito aš gyvenčiau, gal šiek kažką. Galėčiau labiau šūdą pamatyti. Yra čia tų Lietuvo iš tikrųjų dabar smagu. Smagu, kad lietuviai įrodė yra ir visose pasaulio žvejybos arenose, kad kietesnė už krepšininkus, jeigu ką. Tai gal greitai arba jau turėtų būti ne religija krepšinis, kaip čia daug visą laiką vaidina Lietuvą, o žvejų kraštą. Čia nešluosta nosis visiems. Į žiemą gaudantis, į fiderę, į spinningą, į karpininkai. Nu, mes visas turim. Galim tokią hebrą surinkti, kad čia juokingai nebus niekam. Aš čia visai be jokios ironijos. Reikia tuo didžiuotis. Yra pas vyrų. Šalis maža, bet gudri. Kai zaikiai visi.
Kas biški to išsilaksta. Kas į Australiją, kas į Kutiškas. Bajeris čia buvo. Gynybos ministras greičiausiai išvažiuotų į Australiją atsitikus kam nors. Pats pirmas. Viskas bus gerai, karo nebus. Nu, pas mus ne. Čia perėjau prie politiką. Nežinau, ką paskui. Man šalt. Ir dabar vėjugzda toks pakilęs. Nu, ausikės jaučia. Kūnui nešalt. Bet ausikės tai jaučia. Aš tamošius be kepūrės. Da biški, ne biški, jau taip aikštelė gera, toks jau plaukų nėra. Tas ten, kaip tie vadinas, tiek kvarkabaliai nekvasiai, nesas neištariu šitų žodžių, tokių sunkių. Nu tie, su 4 dideliais sparnais. Daro ukrainiečiai pagal juos tą babką, masalą. Jo, tokie gali 4 nusileist pas mane aikštelė, plikęs pakankamai jiem vietos užtekti. Gal kažkiek būtų šilčiau. Lemma, kaip aš pezu. Bet šiandien tokia nuotaika, žinok, tokia nuotaika. Eisimės pasiavom kitą leptuką. Nusiaudėm, pasakėm. Nu, jie neturėjo būti tokie iš tikrųjų, čia dabar pasakoja. Visi programėlės. Bet starkė tas smūgis toks geras, toks tarkšt. Nu, kas gauda, žinot, ne? Įda čia toks, nu koks čia starkės čia. Peraugęs ešerys. Bet vis tiek. Aišku, čia galėjo geriau ant to ultralaito iškipti. Tai būtų dar smagiau. Reikia kažkur nešti kailį. Įsimusėt, bet čia biški man vėsa jau. Ant gilumos rezultatas yra užfiksuota. Eisim kažkur mes pas meškas. Ta masalą reikia pasikeisis, man toks nelabai. Visi geri, bet sako, reikia tikėti. Reikia tikėti tais masalais. Kaip tu gali žmogus tikėti tais masalais? Taip. O, radau ką aš norėjau, kad neturiu tos gumikės, o aš ją turiu. Čia, kaip dabar tas, pamiršau, žmogaus vardą pavardę irgi žmogus filmuoja savo žvejybas. Unikis, va. Unikis, labas. Unikis tau linkėjimai nuoširdžiausi. Jis vadintas spalva kaip ten lochs. Apgaviks, nu valys lietuviškai sako, ne rusiškai, apgavikas. Aš galvoju, kas per apgaviks? Pasirodo, čia va tas yra apgaviks. Geras spalvytė tokia, nu. Jinai vandenį ir prie saulės spindulių, jinai keičia spalvą. Įdominai. Gal dėl to jinai taip ir vadinasi. Nes aš galvoju, nu kas čia per apgaviks, kur čia šuo pakast? Nu, apgaviks. Da, įrodė, kad tu gali. Tugi gali. O gali tu? Nu.
Man atrodo, čia aš to eršketą, kai paprašiau tų visokių savanorių. Gal čia jis išplaukė su viskuom, dabar tartis kažkiek. Čia aš čia rimtai jiem pasiūliau, o ne rimtai. Oi. Nu, viskas dabar susukam masalioką. Eisim ant kitą leptuką. Kokias dar padrošim 15 minučių. Jeigu bus ką parodyti, parodysim. Jeigu nebus ką parodyti, irgi parodysim, kad nebuvo ką parodyti. Ir kai mes viską pažiūrėsim, važiuosim namo. Ir viskas. Ką čia daug kalbėti? Ką čia gal kalbėti? O kam nepatinka, žiūrėkit, išsijungia garsą. Ir viskas. Aš taip darau kartais. Nesakysiu, ką aš žiūriu be garso. Bet būt kartais ką žiūrėti, pavyzdžiui. Gerai. Pakuojamės į kitą dislokacijos vietą, viską. Ras. O, kad čia prisitaškiau, sakau. Čia reikėjo, tipo. Nu. Ach, tu dieve. Eik, davai ten. Tilpsi, netilpsi. Turi tilpti tavo vietą. Все. Arba tai vietą. Įmam savo. Nešiukšlinam, susirenkam savo visus įrankis. Da kažkaip reikėtų pasimti vieną kamerą. Čia nuobodžiauju labai. Alio, tu da gyva? Gal tu nebegyva? Gyva. Atsisuksi mane? Oi, kokia tu gerutė. Kokia tu gerutė. Nu, einam. Ne. Neinam. Einam taip. Parodysim gražių peizažų. Kaip man dabar čia susipakuoti, kad man viskas tilptų į vieną saują. Nu. Einam beršiuks. Einam greitai į kitą vietą. Aš jau matau renkas ribokai išsiparpę. Išsimegoja krilokiai. Kas čia dabar suorė tą krantą taip? Čia bulvės sodins gal? Nu, nenormalų žmonės. Buvo smeliuks. Kaip dabar čia atsigult, atsinešus adijalą žentų. Į tas vagas ir sukrist. Na, žodžiu. Davė žmonėm darbą, tai čia pridirba greitai. Nu, čia žiūrėkit, pliažą padarė, matas, kas dar? Čia dabar pliažas. Čia tik bulvės gali sodinti, arba ne tik bulvės. Gražumėlis. Tuoj, pasibandysim. Iš kito taškelio. Kita žuvelė. Ančikė ta, kur čia gyvena visą laiką. Patinioks. Gerai, viskas. O, tada skraidyt moki. Gerai, paukščiam. Tas kūro kainas. Nesvarbu. Visiškai nesvarbu. Nu, atsisukim mane biškį. Padarom taip. Aha. Ta pusė nenori. Į tą nori, ne?
Nu ką mes pasiemam? Pirmą pasiemam stambesnę gabaritą. Miške reikia nurinkti tas visas su labai daug dantų burnoj turinčias. Jau čia su valtenė, viskas tvarkingai atvažiavo. Nu, o čia vėjuką taip nėra taip daug, jau čia smagiau. Aš dabar galvoju, kas čia ne taip blemba šiandien. Tai aš akinus pašikau mašinai. Nu, aš galvoju, ko aš čia taip labai gerai matau. Bet vanduo, kokia baisuma, vajas. Kas čia su to vandeniu? Kas čia su to vandeniu? Atrodo, kad vanduo žydėtų. Biškai būtų per anksti tada. Nu, aš čia gražiai dabar būsiu susiraukęs visą tą laiką. Gerai, mes biškai atsikonektinsim. Nes čia visai bus jau neįdomu. Ten kitą kamerą tegu dirbi. Jos toks darbas dirbti. Ir šiaip jau ilgai ilsėjęs, o reikia dirbinėti po biškį. Po biškutį, po truputį. Kas? Yra hebra lydeks. Yra. Duot! Matėt? Žodžiu. Nebuvo ten lydeks iš tikrųjų. Ten aš kriauklę užsikabinau. Ir viskas, kadangi jinai buvo visą atsivertus, didelis pasirodė toks pasipriešinimas. Patys suprantat, kada kai jinai letinom į mane pradėjo suktis, galvojau, kad tikrai žuvis. Nu, nieko nepadarysi. Emociją tai aš gavau. Jau užtenka. Pagausim šitą. Kaip čia nešvarus siaubas. Visokių šiukšlių. O ta guma tai mačius čia visko. Jau reikia naują tokią nupirkti iš tikrųjų. Jei vietos tikrai atsiras pas mane dėžutė, nes jinai tikrai nėra bloga tokia. Nors aš kažkaip pastebiu, kad pas visus sarbuokus, žvejus atsiprašau, to arsenalo bele kiek, bele kiek. Į kiek iš jo naudojas žmonės atvažiavę žuvauti. Aš galvoju, kas dabar? Nu dabar kėliau vienys, aš žinau, kas ten yra. Nu tai va, sakiau, kad reikės tą gumikę atpirkti. Nu, viso tai. Tiesiog atsisveikinam su apgaviku. Gaila man tai vis, bet čia rankų reikia nusipjauti. Gal davai neprievartaukim mes tas ryšikės. Jinai tai už ką? Ką jinai blogo padarė?
Dabar reikia tvarkingai valią pasimti, taip susisuksim, nes ten labai rimta šį kabinų. Nu, ateik veršioks. Girdi, aš kažką čia parsivilku. Ką žinai, aš būsiu patenkit, pamatęs, ką aš čia parsivilku. Gal geriau nukirpti? Nu, aš tikrai parsivilku. Nu, viskas sustoja. Da. Viskas. Nebeparsivilku. Operacija baigėsi. Все. Nieko naujo. Nieko naujo. Valiuks, tai čia tik tai, žinokit, 0,5. Bet geras. Kur nutrūką pažiūrėsim. Greičiausia ties šok lyderiu. Nu, pavadėliu, kitaip sakant. Pažiūrim. Nu, jo. Bet žinot, kas yra šudiniausia visam tam reikalė? Kad dėžė tiem įrankiam remontuotis, persirišti yra jinai garaže. Aš neturiu nieko, ką pasiūlyti. Gal turiu, pasižiūrėkim, gal čia taip nepanikuokim iš karto. Neturiu. Čia yra viskas ultralaitui. Va taip va. Na, gerai. Gerai. Padarysim kelis metimus dar su ultralaitu. Reiškias, tokia šiandien mano laimė. Užsiklipsuojam. Nu, velnis kaip pabydina iš tikrųjų. Čia yra pamoka, žinokit. Vat nes čia va tiem, kas dar to nepatyrė. Aš tai ne pirmą kartą. Žinojau, kad reikia visą laiką pasimti, nu ten, bent pavadėlis kelias įsidėti ant saktukos. Galvoju, kius čia tau bus. Juk čia tau neatsitiks. Va, prašau. Didelio žuvies žvejyba pasibaigė. Labai greitai, momentaliai, galim sakyti. Kas svarbiausia, žinojau, kad ten yra kažkoks tai balkis visą laiką. Aš nežinau, kas ten iš tikrųjų, nes nematau po vandeniu, ne ichtandras, bet jau nebe pirms kartą. Bet žinokit, ten į žuvis sėdžia. Prie to kliuvinė, nu jie yra irgi ten, jis toks nemenksta. Na gerai, pagaudysim šūdą biškį. Aš taip tikiuosi. Gali tas netgi nekeps. Realiai tai yra laika. Reikia važiuoti iki daržažą, pasimti tą, ką palikau. Per neapgalvojimą. Atvažiuoti vėl. Gal ne čia. Ir čia to vietą. Nu, biškį apmauda iš tikrųjų toks. Ai. Tai da gerai, kad taip ne iš pirmo metimo.
Liūdna. Gerai, man atrodo, aš užbaigsiu šeštadienio filmą. Nes tuoj susigraudinsiu pats. Nėra nuotaikos. Viskas. Aš nebenoriu. Nenoriu aš tų mažiukų ešeriukų čia traukti. Man nebeįdomu juos traukti. Važiuojam namo. Aš jaučiu, kaip oro temperatūra smarkiai keičiasi. Ein gerin. Važiuojam namo. Pasiimam tą, ką reikia. Susitiksim vėl. Laukit tęsim. Arba nelaukit. Čia jau jūsų reikalas. Šilt daros, šilt. Dabar jau gali būti su alkanais. Su apsirengusiais ant tilčiuką, nes su alkanais vienai valtį norėjau pasakyti. Pyrim. Viskas. Iki susitikimo. Aš tikiuosi greitų. Žodžiu, pabaigai. Kaip žinot, dabar siautėja tie visokie telefoniniai sukčiai. Ir manęs taip pat neaplenkė tas reikalas. Tai žodžiu, sėdžiu aš trečiadienį atidžiai. Kavikės laukiu, kol aparačiuks pagamins. Skambutis. Telefoniuks taip. Ant stovelė žiūriu kažkoks, tai labai jau ten įtartins numeris ilgas. Jau eikit šiek tiek, nekelsi, neatsiliepsi. Gaunu žinutę, bet į paštą, elektroninį paštą. Jūs nepatikėsit, rašo man iš YouTube kažkoks vadybininkas. Galiu pen. Rašo, turit staigiai prisijungti prie kompiuterio, mes jam išsiuntėm pasiūlymą. Aš staigiai įsitraukiau kompiuterį. Ačiū Dievui, pas mane toks greit. Knopkę paspaudžiau, realiai aš ten per 30 sekundžių viskas pasirašiau. Sudarau tą laišką ir skaitau tekstą, kad kadangi pas mane prenumeratorių tik 85, čia aišku rašė ne lietuviškai, tai siūlom jums ten tokį biznio planą, kaip padaryti jų daugiau. Ir iškiai daugiau. Aš čia kava tą rankose, čia galvoju, čia skaitykit žemiau. Jau viskas, paspauskit tą nuorodą, spaudžiau. Su kavos puodeliu apliejau klaviatūrą. Dabar tai žodžiu, viskas galvoju. Ir paskui prabudau. Tai jau, gerų sapnų.